Sveiki istorinės technikos gerbėjai. Ačiū, kad žiūrėjote pirmąją mūsų dalį apie kelionę į Ukrainą. Dabar norėsiu pristatyti antrąją dalį, būtent ir antrąjį tikslą, kogi vis dėlto mes važiavome į Ukrainą. Na ir antroje dalyje mes paliesime ne tik antrąjį tikslą, truputį daugiau filmuotos medžiagos bus, bet taipogi ir įspūdžiai apie Ukrainą. Deja, bet negaliu parodyti, nes iš esmės nedarėme nei nuotraukų, nei filmuotos medžiagos pačioje Ukrainoje. Visiems žinoma suprantamų priežasčių. Begalės įtvirtinimų, spygliuotų vilų, ežių, apkasų. Vis dėlto šalyje vyksta karas. Kas nustebino ir su kuo nebuvau susidūręs iš tiesų pakeliavęs po nemažai šalių, tai kad nėra nuorodų. Paprasčiausiai nėra nuorodų nei kokį miestą, nei kiek kilometrų, vadovaujasi tik navigacija. Ir jeigu navigacija mums būtų strigusi, tai mes turbūt turėtumėm arba žemėlapių papirinių vadovautis, kurio neturėjome, arba vietinių klausti, kur mums važiuoti, kaip nuvažiuoti ir panašiai. Nes kuo toliau į rytus, tuo vis dėlto mažiau tų ženklų, nuorodų ir tai iš pradžių glumino. O po to, žinoma, mes jau su tuo susitaikėme ir buvo normalu. Ir grįžinėjant į vakarinę pusę, jau į Lvovo pusę, tų ženklų vis daugėjo ir jie vėl atsirasdavo. Kaip beje ir tų vadinamų spyglių, ežių ir maišų begalės, padangų, sunkvežiminių. Na, iš tiesų, tai labai nesmagi situacija. Taigi, kaip pasikartosiu, nuotraukų iš tiesų video nedarėme, keletą video pabandėme mes padaryti neutralių, tokių, kad iš tiesų galime ir jums parodyti, pasidalinti apie vietinį transportą, sur laukai, begalės saulėgražų, ištisai klodai, javai, kai kur vyksta jau lauko darbai, žmonės vis dėlto gyvena, dirba, juda. Na ir teko mums šį kartą pakeliauti ne tik jau gerais keliais, bet truputį ir prastesniais keliais, po kaimus pavažiuoti. Ir užmatė viename kaime užrašą Raki, kas reiškia vežiai. Sustaptelėjome, nes norėjome ir arbūzų paragauti, ir melionų. Tai gavosi taip, kad ar tai mus pamatė, ar tai mūsų nuotaika tokia buvo. Mes, kaip supratome, už vežius vietoj 400 gryvenų, kas yra maždaug 10 eurų už kilogramą, mūsų paprašė 4000. Ir mes pasimetėme iš pradžių, galbūt ir galvojame dar pirkti, nes vežiai iš tiesų labai dideli pasirodė. Bet kai pasirodė praktika, labai gerai, kad mes nepirkome, ne dėl kainos. Kaina, žinoma, irgi buvo tikrai kosminė, mus turbūt norėjo gal prigauti, na nesmė. Bet tai, kad nuvykę į galutinį paskirties tikslą, mes paprasčiausiai neturėjome elektros. Taip, kad mes tuos vėžius turėtumėm arba gyvus paleisti, arba juos išmesti. Kitaip tariant, gavosi taip, kad mes likome be vėžių. Ir dėl kainos, ir dėl elektros nebuvimo. Na, yra jau kaip yra. O iš tiesų, atvykus į Dniprą, mes atvykome maždaug apie 9:30 vakaro, jau gerokai temo. Ir štai jūs galite pamatyti, neišsigąskite štai šito dabar būsimo juodo ekrano. Čia iš tiesų yra Dnipro centras. Mes esame Dniepro centre. Va čia mašiną pasistatėm, čia nieko aiškiai nesimato. Čia yra dangoraižis didžiulis. Ir čia miestas pats centras. O taip. Dniepre galioja ta pati tvarka kaip ir Kijeve, barai dirba iki 23 valandos, nuo 00 valandų prasideda komendanto valanda. Taip, kad mes turėjome spėti ir į viešbutį. Bariuką mes dar suradome, dirbo pilietis iš Ukrainos Michailas, su kuriuo išsišnekėję sužinojome, jog jie yra iš Mariupolio ir karo pradžioje iš ten pabėgo, o žmona su vaikais atsidūrė Lietuvoje. Jis labai dėkingas lietuviams, dabar jau žinoma yra grįžę į Ukrainą atgal čionai. Tai taip, kad vakaronė vėlgi tokia tamsoje. Nei kondicionieriai dirba, nei elektra, nei televizorius, nieks. Na, yra kaip yra karas. Kitos dienos ryte mes buvom jau susitarę susitikti su mūsų antrojo tikslo herojais, tai būtent su Vladimiru ir su Michailu. Vladimiras Gavrilenko tai yra faktiškai Ukrainos legenda transporto istorijos, sporto, kaip čia be pavadinsi. Jisai yra Krazo gamyklos eksperimentinio baro vadovas, po to patapęs ir lenktyninės komandos vadovų, kuris pats beje ir sukūrė lenktyninę komandą Krazo gamykloje, būtent Krazo sunkvežimiu. Štai mūsų tikslas ir toks ir buvo.
kad mes atvažiavome į Ukrainą būtent Vladimiro kvietimu. Tikslu galbūt ar tai pagelbėti, ar tai išvežti, ar dar kažkokiu kitų būdų išsaugoti jau dabar patampančią ir iš tiesų esančią Ukrainos legendą, tai yra būtent Krazą. Štai jūs galite matyti savo ekrane. Kažkiek tai filmuotas medžiagos, čia yra sunkvežimis, kurtas 91-92 metais, tikslu dalyvauti sunkvežimių žiedinėse lenktynėse. Labai įdomi istorija, kaip mums pasakoja pats Vladimir Gavrilenko, tai netgi Krazo gamykla truputį gudravo, kadangi sunkvežimių lenktynės galėjo būti organizuojamas tik tai serijinių pagrindų gamintų automobilių pagrindų. Kitaip tariant, turėjo būti tokie serijiniai automobiliai. Tai Krazas tyčia specialiai padarė būtent 2 ašių, nes anksčiau Krazas negamindavo 2 ašių sunkvežimių, tik 3 ašiai. Taip, kad pagamino tokį, padarė neva tai serijinių ir iš karto iš jo pradėjo daryti lenktyninį. Na, apie Krazą mes galime pasakoti ir iš tiesų padarysime visai kitą reportažą. Tai yra labai įdomi transporto priemonė. Čia yra įmontuotas tanko variklis, sugebantis išvystyti 1100 arklio galių. Iš tiesų yra sudalyvavęs automobilis iš tiesų vienose varžybose, bet ir tai ne iki galo, bet vėlgi, tai yra kita istorijos dalis. Šis Krazas eksponuojamas Dniepre, istorinės technikos muziejuje, kuris vadinasi Časai mašinai, kitaip tariant, išvertus laiko mašinos. Šio muziejaus įkūrėjas yra Michailas Prudnikovas, su kuriuo mes susitikome ir jis nuoširdžiai mums pravedė visą ekskursiją. Na, žinot, mes patys muziejininkai, bet kad žmogus taip būtų įsijautęs į muziejinę veiklą, kad taip nors širdžiai kurtų muziejų, rinktų eksponatus ir ne tik technikos prasme, bet ir savo šalies prasme, miesto prasme, na, žinokit, čia dar mums tobulėti ir tobulėti. То есть, когда я открываю эту дверь, спрашиваю, какого роста был Иван Лукьянович Кузин? Ну, посмотрите, как сюда зайти. Как выйти? Да как зайти? Как зайти? Какого? Такой был? Да. Ну, я же говорю, он хотел сделать компактный автомобиль. Поэтому теперь по-любому. То есть в автомобиль заходишь стоя, как президент. Ну, лучше рычажком записать. Да, ты просто закрылся. То есть и для того, чтобы сесть за руль, руль еще переворачивать. То есть и я проверял, можно управлять машиной слева и справа. Ну и машина полностью с алюминия, установленный 30-точный мотор от Запорожца позволяет ей достаточно быстро ехать и экономно. Тоже алюминий? Да, тоже сдвижная дверь задняя. Это вверх поднимается? Нет, сдвижная. Конечно, согласен. Ну только в другой жизни. Значит, кроме этого, как я говорил, что с тормозами? То есть нет тормозных дисков и барабанов. Он создал колеса особой конструкции, что сразу колодки тормозят тормозной диск. То есть минуя лишнюю запчасть, как он сказал. Всю жизнь он мечтал, чтобы у него стоял двигатель не от Запорожца, а свой. Он на ЮМЗ запроектировал для мини-тракторов много двигателей, а здесь он создал в конце своей жизни проект роторно-поршневого двигателя своей конструкции. Но не успел воплотить, умер. Michailas iš tiesų buvo labai nuostabus pašnekovas, mūsų apibėrė klausimais, mes ne visus žinojom atsakymą, bet gavome iš tiesų labai daug teigiamo įspūdžių, teigiamos energijos, mes tiesiog buvome šoke. Na, galite pasižiūrėti būtent muziejaus eksponatus. Būtent Michailas mums ir pasakojo, kaip ir kokiu būdu yra ruošiamasi karui, jeigu tektų palikti staigiai štai šitą muziejų. Tai jis mums papasakojo, jog yra padarytas smulkus apyrašas čia esančių eksponatų. Jeigu vis dėlto ateis priešas, užims, ar pavyzdžiui, bus sunaikintas šitas muziejus, kad vėliau po karo būtų galima pareikalauti tam tikrų reparacijų. Taip, kad buvo mintis jau pas Michailą ir išvežti štai šitos visus jūsų matomus eksponatus toliau į vakarus, bet kol kas planai lieka planais. Šiuo atveju mūsų tikslas buvo atvykti dėl šito žaliojo krokodilo ir būtent apsvarstyti galimybės, ar mes galime padėti ar ne, ir jeigu padėti galime, tai būtent kokiu būdu. Vietoj planuoto kelių valandų praleisti Dniepre bei Dniepro muziejuje mašinai Časai, mes planą viršijome kelis kartus, dėl to teko mums keisti mūsų kitus planus.
Grįžinėjome mes pro vakarinę Ukrainą, pro Kryvojų Rogą, Vinicą, iki Lvovo pusės. Štai jūs galite matyti žemėlapyje mūsų maršruto kelionę. Čia keliai yra daug prastesni negu šiaurinėje pusėje, tačiau pravažiuoti galima. Mūsų audinė iš esmės baisiai nesiskundė, nekaito ir kelionė toliau sėkmingai tęsiasi. Papasako, kas čia buvo. Sveiki, darom nedidelį totalizatorių. Kada baigsis kuras, štai, va, filtriukas tuščias, tuštutėlis. Tai pripylėm pilną baką benzino dar Lietuvoje ir nuvažiavom 880 kažkelis kilometrus. 886. 886, tai su 80 litrų. Tikėtina, kad ten ant dugno likė ten pusę litriuko, bet praktiškai viską išnaudojom, taip kad to perjungiam ant dujų. Šiek tiek čia sudėtingiau negu kiekvieną kilometrą. Ir ratas dar. Bet tai čia jau klubinga prasidės. Aš matau, kad mes jau papuolėm. 40. Varom. Gaisrą varo. Ziliukas 131. Mes dabar esame pakeliui nuo Poltavos link Dnipro. Dar palienčiant temą būtent apie žmonės, apie pačią Ukrainą, teko mums bendrauti ir su šaukiamojo amžiaus asmenimis, ir vyresnės kartos atstovais, kaip pavyzdžiui tas pats Vladimiras Gavrilenko, kuris iš tiesų labai veržiasi į frontą, jau netgi kelis sykius bandė užsirašyti savanorių, bet jo paprasčiausiai nepriima dėl amžiaus. Jis yra begalę daug prisidėjęs prie paramos frontui, atidavęs visą savo techniką, dalis, viską, ką gali, net pats yra sukūręs kai kuriuos šaunamosius ginklus, kaip ne granatsvaidį, o liepsnosvaidį. Taip kad iš tiesų žmogus labai įdomus ir neišpasakytai ir išprusęs ir visą apimantis. Tiek bendraujant su kitais ukrainiečiais jaučiasi labai didelis nuovargis. Mes bendravome, kaip ir pasikartosiu, su įvairaus amžiaus žmonėmis, tiek pat su kariūnais buvome susistabdę kariūnus kelyje, štai šitokia įdomi transporto priemonė. Tiek servise visi kaip vienas kalba, kad iš tiesų yra baisiai pavargę, bet labai vertina savo kovą ir tikrai toliau kariaus, iki kol Maskolis neišeis iš jų žemės. Taip kad jų ryžtas yra labai toksai jaučiamas ir tokia kaip ir nacijos vienijanti idėja tokia gaunasi, kad taip, mes esame ukrainiečiai ir mes tuo didžiuojamės. Kuo toliau į vakarus, tuo daugiau jau ženklų atsiranda, nuorodų į tam tikrus miestus ir jau kažkaip tai galbūt ramiau. Na ir gavosi taip, kad mes įgyvendiname abu mūsų tikslus. Aplankėme kolegas Kijeve, aplankėme kolegas Dniprė. Na, dėl Dnipro dar reikės padirbėti, pasižiūrėsim, kuo mes čia galime padėti ir kaip mes galime čia padėti. Bet kuriuo atveju palaikome ryšius. Ačiū mūsų žiūrovams, kad teikėte pastabas, pasiūlymus, komentarus. Tikrai vertiname. Ačiū, kad žiūrite ir iki kitų susitikimų.